Daktare Nerijau, ar jūs žinote, kad kitą savaitę, spalio 12 prasideda netgi visą savaitę skirta kaulams ir sąnariams. Tai čia jau jums, kinezioterapeutai, labai dėkinga tema. Galite apie kaulus kalbėti labai daug ir labai naudingų patarimų duoti turbūt mūsų žiūrovams. Gal apie pačius kaulus ne tiek kaip plačiai ir išsamei, bet kiek apie juos esančias struktūras, tos, kurios padeda jiems judėti, nes kaulai tai yra pasyvioji mūsų dalis, o raumenys yra aktyvioji mūsų dalis. Tai... Bet kaulai turi būti sveiki ir stiprus. Žinoma, ir apie tai mes kalbėsime plačiau. Kaulai yra mūsų pasyvus judėjimo aparatas. Sujungtas sąnarys, surištas raiščiais, sutvirtintas sausgyslėmis ir raumenimis. Šiuo aparatu mes naudojamės kasdieną, pasyviai, bet jo sudėtis yra be galo svarbi, dėl to, kad tai yra mūsų pagrindinis judamasis aparatas. Ir be galo yra svarbus šitoje dalyje yra kalcis, kuris yra 99% sudedamoji dalis. Svarbiausios kaulų funkcijos – suteikti kūnui formą, laikyti jo svorį ir kartu su raumenimis atlikti tikslingus judesius. Kaukolė ir krūtinės ląsta padeda apsaugoti smegenis, širdį ir plaučius nuo išorinių pažeidimų, o stuburo kaulai saugo nugaros smegenis. Be to, kaulai yra pagrindiniai kalcio gausiausia kūno mineralo kaupykla. Jie sukaupia 99% viso kalcio druskos pavidalo. Kalcis ne tik pagrindinė kaulų ir dantų sudedamoji dalis, bet ir svarbus daugelio cheminių procesų dalyvis, pavyzdžiui, raumenų susitraukimo ir nervinės veiklos stimuliatorius. Žmogaus griaučius sudaro 206 įvairių formų ir dydžių kaulų. Pavyzdžiui, jūsų veide yra 14, o kiekvienoje plaštakoje po 27 kaulus. Mažiausias kūno kaulas yra ausies kilpos kaulelis, kurio ilgis tik 2,5 mm. Ilgiausias ir stipriausias kūno kaulas yra šlaunikaulis, o kiečiausias žandikaulis. Vos gimusio kūdikio kauluose yra drebučių pavidalo medžiagos, vadinamas raudonaisiais čiulpais. Juose gaminamas raudonosios kraujo ląstelės, kurios išnešioja kūno deguonį. Baltosios kraujo ląstelės kovoja su infekcijomis, o plokštelės padeda kraujui krešėti. Kalcis suteikia kaulams ypatingo tvirtumo, atlieka ir kitas svarbias funkcijas, reguliuoja širdies darbą, siunčia nervinius signalus į smegenis, padeda susitraukti raumenims. Jei kraujyje kalcio per mažai, organizmas jo skolinasi iš kaulų, nes 99% jo yra kauluose ir dantyse. Tada ir silpnėja ir kaulai, ir dantis. Kad kaulą sudarančios ląstelės galėtų normaliai funkcionuoti, joms reikia kalcio, fosforo ir vitamino D. Kalcis – pilnavertė mityba, reguliarus saikingas fizinis krūvis, mankšta, šokiai. Tai veiksniai, kurie stiprina kaulus, kurie mažina riziką susirgti vyresniame amžiuje osteoporozę. Kalcio gauname iš pieno produktų, žalių daržovių, žirnių, pupelių, žuvų, vandens. Ypatingai kalcis reikalingas greitai augantiems paaugliams, nėščiosioms reikalingas kūdikio kaulams ir dantims formuotis ir maitinančioms moterims. Daugeliui atrodo, kad kaulai yra kietos negyvos struktūros. Netiesa. Kaulai sudaryti iš gyvo ir augančio audinio. Jų viduryje minkšti, raudoni kaulų čiulpai, gaminantis raudonuosius kraujo kūnelius ir daugelį imuninės sistemos ląstelių. Išorinis kaulo apvalkalas susideda iš kieto kiauto, kuriame kalcis. Išgirdome, manau, įdomią informaciją apie kaulus, kaip svarbu, kad jie būtų sveiki, kad netrūktų kalcio, o po savaitės kalbėsime apie vieną dažniausią kaulų ligų – osteoporozę. O kaulus ypač stiprina kalcigran, kurio efektyvumas yra įrodytas didžiausių kiekių klinikinių studijų visame pasaulyje. Kalcigran sudėtyje yra kalcio karbonatas, tai saugi, itin gerai absorbuojama kalcio druska. Ypatingai svarbu vaidmenį kalcio pasisavinimui turi vitaminas D. Kalcigran sudėtyje yra vitaminas D3, taip pat aktyviausia vitamino D forma. Taigi būkime ramūs, kad vartodami kalcigran su kalciu mes gauname ir visą geram kalcio įsisavinimui reikalingą vitamino D dozę. Kalcigran tabletės turi malonų, gaivų, apelsinų, citrinų ar mėtų skonį. Kalcigran sukurtas pagal moksliškai pagrįstą formulę. Todėl nenuostabu, kad kalcigran yra populiariausias kalcio preparatas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai dar kartą įrodo paprastą tiesą. Kalcigran padeda mūsų kaulams.